Sveiki, brangieji, mes ir vėl susitinkame švietimo ministerijoje ir to jau tęsime pamoką iš serijos Karalystė. Taigi šiandien noriu tęsti toliau, ką kalbėjau praeitą kartą ir visgi noriu paskaityti tą rašto reiškia ištrauką iš Danieliaus pranašystės. Šiandien mūsų pamoka vadinasi Jis turi karaliauti. Jis turi karaliauti, aš paėmiau tiesiog iš teksto ir noriu pakalbėti apie tai. Taigi, Danieliaus pranašystė. Skaitome. Tų karalių dienomis dangaus Dievas įsteigs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta, kuri netiteks jokiai kitai tautai. Jis sunaikins ir sudaužys visas karalystės ir pati pasiliks per amžius. Taigi šitą ištrauką, kurią aš praktiškai visas pamokėlės šitas pradedu, apie kovą ir panašiai. Tai tų karalių dienomis mes jau pasikartosiu, tai yra Romos imperijos dienomis ir buvo pažadas, kad Dievas įsteigs karalystę. Ir taip jisai ir padarė. Dėl karalius atėjo Jėzus ir karalystė prasidėjo. Ir visi pamokymai Jėzaus yra apie karalystę. Jinai toj pasirodys ir palyginimai apie karalystę. Sako, su kuo galėčiau palyginti dangaus karalystę, su kuo galėčiau palyginti panašiai. Taigi visi pamokymai buvo karalystė, karalystė, karalystė. Ir Evangelija vadinosi arba gera žinia, kaip mes jau suprantame, karalystės gera žinia. Karalystės Evangelija ją skelbė. Ir mokiniams jisai pasakė, teikite į miestą ir sakykite, karalystė prisiartino prie jūsų. Jau prisiartino. Ir jie turėjo daryti karalystės darbus. Tai yra gydyti ligonius, išvarinėti demonus ir taip parodyti, kad atėjo gerojo Dievo valdymas. Gerojo Dievo valdymas ir visa ta bjaurastis turi pasitraukti iš žmonių gyvenimų. Tai va. Ir mes praeitą kartą kalbėjom, kad ta karalystė, kurią Jėzus pradėjo, jinai yra aktyvi, jinai yra pakankamai agresyvi piktojo karalystės atžvilgių. Ir jinai yra ne besiginanti, bet puolanti. Todėl čia mes ir skaitome, jis sunaikins, jinai sunaikins ir sudaužys visas karalystės. O pati pasiliks per amžius. Reiškia, visos karalystės bus sunaikintos, kokie jinai bebūtų, dabar klestinti ar neklestinti, ar vargiai gyvenanti, vis tiek visoms karalystėms ateis galas, ateis pabaiga. Bet šitai karalystėje pabaigos nebus, jinai bus amžina. Jinai pasiliks per amžius. Tai va. Ir einame šiandien į pamoką. Dabar mano punktas vadinasi valdžią perduos šventiesiems. Ir taip pat čia iš Danieliaus pranašystės, jau 7 skyriaus, labai svarbios eilutės. 2 skyrius, 7, apie karalystės visas funkcijas, labai svarbus skyriai. Patarčiau paskaityti ir pamastyti. Taip. O karalystė ir valdžia, reiškia, tai reiškia kažkas įvyko prieš tai. Prieš tai įvyko tai, kad tą mažąjį ragą Dievas nubaudė. Mažasis ragas yra Neronas, imperatorius Neronas, ir šitą ragą Dievas nubaudė. O karalystė, valdžia ir visų karalysčių po dangumi didybė bus atiduota aukščiausiojo šventųjų tautai. Jo karalystė bus amžina, visos valdžios jam tarnaus ir jam paklus. Taigi aš noriu dabar paimti jam paklus, čia, sakykime taip, kad mes perkelsim į pabaigą šios pamokos, jeigu mes viską spėsim. Bet paimkime dabar šitą mėlynai mano pabrėžtą frazę. Bus atiduota aukščiausių šventųjų tautai. Bus atiduota aukščiausių šventųjų tautai. Reiškia, visa galinga Dievo karalystė, gimė karalius, jis yra galva tos karalystės ir po to karalystė atiduodama šventiesiems, kad jie ją valdytų, joje karaliautų, joje tvarkytųsi ir užkariautų naujas teritorijas. Tai va.
kai mes matome šitą veiksmą ir mes nesisarmatėjame tiesiog sutikti su juo, kad valdžia, aukščiausia valdžia, kurią gavo Jėzus, jam duota visa valdžia danguje ir žemėje, jisai paliko šitą valdžią savo bažnyčiai arba karalystės vaikams. Jis paliko šitą valdžią. Todėl mes turime šitą aukščiausią valdžią Jėzaus varde. Jėzaus vardas yra supakuota visa valdžia. Todėl mes sakome Jėzaus vardu, reiškia, mes turime įgaliojimus iš pačių Jėzaus. Ir tam vardui turi viskas paklusti. Kiekvienas kelias turi priklaupti prieš Jėzaus vardą. Ir šita valdžia atiduota bažnyčiai. Labai gaila, bet per šimtmečius tikrai bažnyčios šita tema buvo absoliučiai uždengta ir tie, kurie sakėsi, aš turiu valdžią, juos iš karto priskirdavo prie sukilėlių, prie pasipūtusių, pagirūnų, išdidūnų ir panašiai. Tos, kai aš turiu valdžią demonams, tai praktiškai tai kas tu čia jau praktiškai Dievas ir aš nenoriu su tavim draugauti, skamba labai baisiai, skamba labai nekrikščioniškai. Va šitas momentas, jau krikščionybė tokia sumauta, tokia iš šipulius sudaužyta, sutrinta, pažeminta, skurdžių, ligonių, bejėgių, reiškia chebra. Ir tai nėra tiesa, tai yra velnio projektai, kuris per šimtmečius konstravo būtent tokį bažnyčios paveikslą, Kristaus Jėzaus tikros bažnyčios paveikslą. Todėl šiandien metas ateiti į tiesą, šiandien metas sugrįžti į tiesą. Ir jau kažkur tai, gal jau net apie 100 metų, jau pažiūrėjus atgalios, matome, kad ta šviesa pradėjo skverbtis. Šviesa apie valdžią, kurią Jėzus paliko savo bažnyčiai, pradėjo skverbtis į bažnyčią. Žmonės pradėjo girdėti, kad tai yra Dievo planas, kad tai yra pagal pranašystės. Todėl jie po truputį pradėjo tikėti, kad jie turi valdžią piktojo visom jėgom. Ir kai mes matome, kad šita valdžia perduota bažnyčiai, daug Jėzaus mokymo, reiškia, rašto eilučių, tam tikrų tiesų, jos aiškėja, jos tampa suprantamus. Ir kad ir vieną paskaitysiu jums dabar ir jūs pamatysite ją galbūt kitaip, nors jau galbūt ir matote ją kitaip. Jėzus turėjo 12 mokinių ir pasekėjų, 12 tų apaštalų ir daugiau mokinių, o šiaip tai būrys neaiškių pasekėjų studentų. Jie visi laukia, kad ateis ta karalystė ir be abejo karalystė yra valdžia. Negali tu valdyti be valdžios. Tau kažkas tai turi būti pavaldu. Karalystėje turi būti pavaldiniai, jeigu tu esi valdytojas arba karalius. Kažkokie objektai, kažkas tai tau turi būti pavaldu. Čia 100%. Ir mokiniai laukia, kada jinai pasirodys. Ir mes žinom jau ne kartą kartotą, jie dalino ten postus, aš būsiu ten, nes jie matė, kad čia bus politinė valdžia. Kaip kiti karaliai buvo patepti, tai yra kristiški karaliai, buvo Dovydas Padvas, kiti karaliai buvo patepti, įgalinti, valdyti karalystę. Matomas karalius matomai karalystėje. Ir visi laukia tokio mesijo. Beje, čia visiškai, kaip pasakyti, čia įneša tiek daug aiškumo, kokio mesijo laukia. Ir va čia apie tos antikristus visokius ir visą kitą mes galime matyti, ko jie laukia. Jie laukia matomo valdovo, karaliaus, kurisai išvaduos iš konkrečios okupacijos, iš romėnų okupacijos, išvaduos ir tokiu būdu atpirks Jeruzalę. Sako, visi laukia Jeruzalės išvadavimo, atpirkimo. Tai va, tai tokie buvo lūkesčiai ir panašiai. Todėl mokiniai matė, koks populiarus Jėzus, kokį populiarumą įgauna ir jau sklido kalbos, kad reikia jį paskirti karaliumi, čia tikrai yra karalius ir panašiai.
Jėzus norėjo šitą idėją visą nusimesti, kad nebūtų tokių lūkesčių, būtent tokių, kad jisai fiziškai karaliaus. Bet jie tikrai buvo tie, kurie turėjo gauti karalystę. Taigi paskaitome dabar tokią ištrauką iš Mato. 19:28. Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums. Iš tiesų, jis visuomet pabrėžia, iš tiesų reiškia tikrai. Ką aš sakau yra tikrai, tai yra tiesa. Tai yra tiesa, aš kažko nesakau, ko nėra arba ko nebus. Tai iš tiesų taip yra arba taip tikrai bus. Iš tiesų sakau jums, atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Žinot, tokios eilutės, tokios tiesos, kas čia pasakyta, daugeliu bažnyčių yra uždengta. Nesupranta, kas čia vyksta. Apie ką činai, atgimime, kai sėdės sostė. Ir jeigu nesuprantama, tai jie atideda ateičiai. Kas bus, tas bus. Bet pasiaiškinkime. Jau nekartą mokiau apie tai, kad iki Kristaus, iki kryžiaus, koks buvo laikotarpis? Laikotarpis buvo įstatymo. Įstatymo, kuris buvo kaip auklėtojas, kuris rodė į Kristų. Arba rodė į tikėjimo laikotarpį. Į evangelinio tikėjimo laikotarpį. Bet sako, kol evangelinio tikėjimo dar jis netėjo tas tikėjimas, mes buvome auklėtojo globoje, jis mus auklėjo, kol ateis tikėjimas, kol ateis evangelinis tikėjimas. Taigi aš drąsiai pavadinčiau, kad iki kryžiaus buvo Mozės įstatymo laikotarpis, raidės ir panašiai. Ir Jėzus tarnavo, beje, jis tarnavo būtent tam laikotarpį. Todėl jo pamokymai, mes turime suprasti, kad jie kalba ir apie tai, kas yra, ir daugiausia apie tai, kas bus. Tuoj ateis karalystė. Kalno pamokslus dabar verkite, tuoj džiaugsitės. Jų dabar ten persekiojo, po to susilauksite teisumo. Kažkas tai bus, tuoj kažkas tai bus. Jis kalbėjo jau paskutinėmis įstatymo dienomis ir jis nupaišė kitą laikotarpį. Ten buvo tokie lūkesčiai. Taigi iki kryžiaus yra įstatymo laikotarpis, jau po kryžiaus yra koks laikotarpis? Atgimimas. Nes mes dabar skelbėme Evangeliją, tiesos žodį, Evangelijos tiesos žodį, kuriuo mes esame atgimdyti. Šita tiesa mes esame atgimdyti. Dabar, jeigu neatgimsi, negali įeiti į karalystę, negali jos matyti, tau būtina atgimti iš naujo arba iš aukštybės. Atgimti. Taigi neatgimusi dvasia, jinai nėra Dievo visiškai valdoma, nėra karalystėje, nors gali geras būti žmogus, bet visgi jam reikia atgimti ir per savo naują gimimą įeiti į šeimą, į Dievo šeimą ir gauti visos šeimos privilegijas, paveldėjimą ir panašiai. Jau daug kur apie tai kalbėjau. Taigi šiandien mes gyvename to laikotarpį jau 2000 metų, kai laikotarpį šitą mes vadinam atgimimas. Žiūrėkite, ir dar toliau patvirtinimą. Kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste. Kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste. Tai kur dabar sėdi žmogaus sūnus? Kas pasakys? Kur sėdi žmogaus sūnus? Kur sėdi žmogaus sūnus? Jisai sėdi savo šlovės soste. Palaukit, man viena mintis, jeigu aš surasiu, tai surasiu. Kitoje vietoje yra, man atrodo, Evangelija pagal Luką baigėsi. Atėjo tokia mintis, įdomu parodyti. Paskutinės eilutės. Galbūt nėra tik to. Vienu žodžiu, Jėzus, kai atnešė savo kūną, savo žmogišką kūną, ta prasme, kurį gavo, jis buvo
įsikūnijęs į žmogišką kūną ir jis atnešė tą kūną kaip auką Dievui. Iškentė visą bausmę, atskyrimo nuo Dievo, jis patyrė mirties ir fizinės, ir dvasinės mirties. Jis paragavo mirties už mus visus. Trečią dieną jisai prisikėlė iš numirusių. Jis atliko visą tai, ko tėvas prašė. Ir jisai pakilo į dangų. Ir aš noriu surasti, ir jis atsisėdo tėvo dešinėje. Dabar nesurandu, bet lygtais tokia frazė yra. Ir jis pakilo ir atsisėdo tėvo dešinėje. Ir jis dabar yra Dievo tėvo dešinėje. Taip? Apie tai dar kaip tik šiandien kalbėsim. Taigi mes matome, po kokį čia laikotarpį kalbama. Iš naujo. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau jums, atgimime, jau to netrukus bus, po kiek tai metų, 2-3 metų. Kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Žiūrėkit, jisai čia kalba žydams. Jo visas tarnavimas yra skirtas žydams. Jis nieko nekalba apie visą pasaulį, jis kalba žydams. Tai aišku, kad jisai sako, kad jūs teisite 12 Izraelio giminių. Ta prasme, jums duota valdžia, antgamtinė valdžia, jūs tvarkysite reikalus. Jūs tvarkysite žydų karalystės reikalus. Nes Jėzus gyvenasi žydų karalius. Taip? Todėl jūs tvarkysite žydų karaliaus, žydų karalystės reikalus. Va, ir jiems duota buvo valdžia, dvasinė valdžia, ir tai yra ypatinga valdžia, yra bendra tikinčiojo valdžia, kurią mes turime demonams, o yra ypatinga valdžia kažkokiems projektams, kažkokiai tai teritorijai, kažkokiai tai grupiai žmonių, ir vat būtent tą valdžią gavo pagal pranašystę apaštalai. 12 apaštalų. Tai va. Taigi mes šiandien mūsų tema, pirmasis punktas, valdžia perduota. Perduota valdžia. Perduota valdžia. Taip. Nu ir šitą, pavyzdžiui, eilutę jau girdėta ir praeitą kartą skaičiau. Štai aš duodu jums valdžią. Štai aš jums duodu valdžią. Ar čia suprantama, ar čia nesuprantama? Suprantama. Štai aš jums duodu valdžią. Mindžioti gyvates. Ta prasme, mes turime valdžią kažką daryti, ne tik girtis, bet mes turime valdžią. Ir šitą žodis valdžia galima ir net ir galę kartu, valdžia ir galia, šitą žodį galima išversti. Tai yra kartu su galia mes turime tą galę, galimybę ir teisę mindžioti gyvates bei skorpionus. Suprantam, kad čia kalbama ne apie konkrečias gyvates ir skorpionus. Kalbam apie tos reptiloidus, kaip šiandien populiaru, ir manau kažkada buvo pamokėlė, vertėtų ją paklausyti, šėtonas. Taip man atrodo ir vadinasi. Ir aš ten išdėšiu savo mintis apie šėtoną. Kas jis toks yra? Jūs žinote, kad aš netikiu, kad jis kažkoks angelas yra ir niekur nėra prašyta, kad jis yra angelas, bet kad jis yra šliužų giminės gyvatė, tai yra prašyta. Ir galbūt tai jisai buvo įspūdingesnis, o po to jau tapo nušliužas, šliaužiantis. Taip. Ta prasme, visa reptiloidų gentis, giminė, kaip čia pavadinti, jie yra būtent visur simbolizuojami arba parodomi kaip velnio. Sako, jūs gyvatės išperos ten visai, gyvatės. Ir pagaliau Apreiškimo knygoje mes skaitome tai, kad didysis slibinas. Kas yra slibinas? Slibinas tai daug galvų ir ten, sakykime, odega, toks šliužų, kaip didelis driežas arba koks nors krokodilas ir panašiai. Ir tas didysis slibinas, jis buvo gražus, uliaspalvis, ten spindėjo. Ir, žiūrėkit, didysis slibinas senoji gyvatė. Ne apie jokį ten angelą, didysis slibinas senoji gyvatė, vadinamas velniu ir šėtonu. Viskas aišku, taip, ir ten pakartota, dar 2 kartus yra ta frazė, paaiškinimas pagrindinis mūsų priešas. Ir jis aišku turi armiją, jisai nušlavė 3/4 žvaigždžių. Kokių žvaigždžių? Ne planetų, dar kartą sakau, kur žvaigždė,
pagalvok, apie ką čia kalbama, ar nebus kalbama apie angelą. Čia irgi yra išaiškinimas iš mano pamokėlių. Trečdalį žvaigždžių, tai trečdalį angelų jis nusinešė iš dvasinio pasaulio. Kaip sakai, iš dangaus, tai žiūrint, kokiam ten dangui buvo visa tai. Nes yra ne vienas dangus, ne vienas išmatavimas dangaus. Ir dažnai Biblijoje sakoma dangus, kur mes kovojame dangaus rytise, tai reiškia dvasioje. Tai va, ta pirma dangaus rytis tai yra labai arti mūsų. Ir čia vyksta mūsų kova. Ir ten gyvena mūsų dvasinis priešas. Tai va, tai jis duoda valdžią, jis galėjo pasakyti, duodu valdžią ten šėtonui, ten ir visa kita, bet jis pasakė, mindžioti gyvates ir skorpionus. Mindžioti gyvates ir skorpionus. Matot, apie velnę arba šėtoną iki kryžiaus mažai buvo kalbama. Labai mažai buvo kalbama, vienur kitur ten tiesiog kažkur tai jis praeina. Po to tie net gimė žydai, iki šiol ten turi tokių interpretacijų keistokų, tie rabinai sako, šėtonas mūsų komandoj, čia kažkokiu tokiu ten brėdu. Tai va. Ir Jėzus žinojo, kad kai jisai pasakys šitą pažadą arba šito žodžius, kai jisai pasakys, kad jie supras, apie ką čia yra. Nes jis ir anksčiau sako, aš jums duodu valdžią išvarinėti demonus, duodu valdžią išvarinėti demonus ir duodu valdžią gydyti ligonius. Taip? Čia yra suteikta valdžia arba galia. Čia yra suteikta valdžia arba galia. Jums ir praškai kiekvienam iš mūsų, nes mes matome pagal Morkaus 16 skyrių, kad tie ženklai lydės tikinčiuosius. Mano vardu išvarinės demonus. Kalbės naujomis kalbomis. Dės rankas ant ligonių ir ligoniai pasveiks. Škai tikinčiuosius lydės šie ženklai, be abejo, tikintysis, čia yra bendras tikinčiojo, reiškia įgalinimas. Visų įgalinimas tikinčiųjų, kaip aš ir minėjau, tai yra vienas įgalinimas, viena valdžia daryti tos darbus, kuriuos jis darė ir dar didesnių padaryti, tai taip pat yra jo pažadas, bet taip pat yra ir kita valdžia, kuri konkrečiai valdžia kažkokiam miestui, valdžia kažkokiam darbui, pavyzdžiui, bažnyčioje yra valdžios nustatytos Dievo. Ir panašiai, ir panašiai. Tai va, tai ir mintis yra tokia, kad ta valdžia yra duota bažnyčiai. Dabar kitas gal pasakys, o tai palauk, taigi ten apaštalai, gal čia jiems duota ta valdžia. Kad ne, sako, tikinčiuosius lydės šitie ženklai. Tikintieji visi turi tą valdžią, generalią valdžią. Be abejo, jeigu jie, tikintieji, to nežino, jie neturi jokio tikėjimo, kad jie yra gabūs tai padaryti. Kad jie gabūs išvaryti demoną. Išvaryti demoną iš jų gyvenimo. Kiti iš vis netiki, kad demonai yra. Kokie čia demonai? Be abejo, jisai neteina visuomet kaip demonas, aš kažkoks demonas, bet tie patyrę dvasingi žmonės, jie atpažįsta, kad, pavyzdžiui, tas veiksmas, toks pasireiškimas, yra čia demonai. Čia yra demonai. Ir mūsų bendruomenė yra žmonių, kurie yra demonizuoti, ta prasme, nėra visiškai, kaip mes galvom, demonizuotas, tai visiškai psichiškai nesveikas. Puskvaišis, nežinau, kaip ten... Bet iš tiesų gali būti žmogus po įtaką demonų. Ir tai kai kuriuos akivaizdu, kad tai yra. Ir kai žmogus jau pavargs nuo to, kai jis jau supras, kad aš nenoriu būti pavertas to demonu, jis ieškos išlaisvinimo. Kartais ir galima tą demoną suprovokuoti. Ateina švara, ateina šventumas, jie pradeda reikštis. Pradeda reikštis tuo, bet kažkokiais ten, nežinau, kalba kažkokiu tai nesveikų pasireiškimų, žodžių, reiškia, frazės kažkokios išeina, gali būti traukuliai, bet kas gali būti, ką mes atpažįstam, kad tai yra demonas, kurį mes galime išvaryti ir kartais čia ir tinka tai, kad žmogus gal jisai nenori, ar jis nesupranta, supranti ir panašiai. Ir einame čia toliau.
į mūsų tekstą. Bet vienu žodžiu, aš noriu jums parodyti, kad šiandien valdžia atiduota šventųjų tautai. Čia mes pradžioje skaitėm, taip, tai būtų. Karalystės valdžia ir visų karalysčių nedidybė ten yra dar paslėpti dalykai. Atiduota šventųjų tautai, visai tautai atiduota. Šito karalystės, Dievo karalystės tautai atiduota valdžia. Štai aš duodu jums valdžią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visą priešo jėgą, visą priešo galybę ir visą priešo galybę. Ir visa priešo galybė, reiškia, nėra apribota, reiškia, visa tai, kas priešiška, visa tai, kas jėga dvasinė, mes turime valdžią tai sutramdyti arba mindžiuti. Labai spūdingai pasakyta mindžiuti, reiškia, tai po tavo kojomis yra. Tai mes mindžiujame tai. Ir niekas jokiais būdais jums nepakenks. Tai va, brangiai, aš jau nekartą užsiminiau apie tai, kad kai kurie žmonės, kai kurie mokytojai, kurie kalba apie išlaisvinimą, apie dvasinę kovą, nežinia iš kur, nežinia kokiom eilutėm grįsta. Jie pradeda kalbėti ir atkalbinėja, kad tu nekonfrontuok velnio konkrečiai, prašyk, kad Dievas tai padarytų. Sako, tu negali pasakyti, pavyzdžiui, mieste kažkokiam, kunigaikščiui, tai jau didesnio rango negu reiškia, palaukit sekundę. Vaikai, ateik čia, tai paim pamerkį kur nors. Į stiklinę kokią pamerką. Ja. Tai va, tai čia būtų nukrypo. Tai žiūrėkit, jeigu kas nors tiesiogiai sudraudinėja kažkokius demonus ir panašiai ir čia jas. Ja. Jo, čia ieška šitą, žodžiu. Nu, dabar pasilenkęs eik pro kamerą. Čia viskas, veiksmas vyksta. Va, ir suprantat, ir sako, tu negali konkrečiai sakyti kažkokiai dvasiniai jėgai, aukštesniam autoritetui, ką mes vadinam kunigaikštystės. Kunigaikštystės arba kunigaikščiai, tai yra aukšto rango demonai arba angelai, kurie valdo tam tikras teritorijas. Ir aš žinau, kad ir Lietuvos, įtartina, kad ir Lietuva turi savo kunigaikštį, kuris čia valdo, bent jau bando valdyti, kiek jam leidžia bažnyčia, be abejo. O bažnyčia turi neleisti jam valdyti arba laisvai judėti. tą mes vadinam surišam. Arba tai mes nesunaikinam surišto priešo, bet jį apribojame. Jis apribotas yra. Jis negali daryti, ką jisai nori. Šiaip bažnyčia turi kontroliuoti, bažnyčia kaip druska pasūdo, sugėdimo procesus pamato ir stabdo. To mes turime tvirtą pažadą, ką bažnyčia suriš žemėje. Kitai žodžiai tariant, kam bažnyčia neleis vykti žemėje, dangus patvirtins. Ir kam bažnyčia leis vykti arba paleis kažkokius procesus, dangus taip pat patvirtins. Akivaizdu ir aišku, kad bažnyčia turi reguliuoti kažkokius procesus, kurie vyksta politikoje, ekonomikoje, visuomeniai, nuotaikų kažkokių keistų atsiranda, idėjų keistų. Mes greuname tai, mes stabdome. Žiūrėkite, pavyzdžiui, ateina iš vakarų ten, sakykime, ta šešiaspalvinė ideologija. Taip, ir ką tu, draudimais ne visuomet pasieksi. Draudimas ne visuomet pasieksi. Perina ir draudimus, įlenda kažkaip. Bet mes pasieksime, mes kontroliuojam situaciją ir mes sakome, kad ta ideologija, jinai yra agresyvi, jinai agresyviai eina į šeimą, agresyviai puola, mes turime ją stabdyti. Mes turime stabdyti, todėl mes sakome, šita šešiaspalvinė dvasia, šita ideologija, šita dvasia, kuri kalba taip ir skleidžia, mes stabdome tą veikimą. Jėzaus duota valdžia. To mes sakome Jėzaus vardu, tarsi pats Jėzus stabdytų. Mes turim valdžią sustabdyti. Aš pridedu visuomet, aš atimu iš tavęs įkvėpimą. Tu propaguoji, o įkvėpimo nėra. Nieks negirdi, nieks neklauso ir visi atmeta. Sako, mums šito nereikia. Nėra įkvėpimo. Aš stabdau įkvėpimą tam tikros idėjos. O tai, kas gera, tai kas gera, pavyzdžiui, mes laukime prezidento rinkimų ir vienas iš kandidatų konkrečiai kalba apie konstituciją. Apie konstituciją, mes turime laikytis konstitucijos. Va šitą idėją aš palaikau, te pakyla,
te pakyla šitą idėją, te būna įvertinta šitą idėją ir žmogus, kuris stovi iš tos idėjos. Tai va tokiu būdu mes tvarkomės mūsų duotose teritorijose. Apskritai tą teritoriją valdo tie aukštesnio rango demonai arba angelai. Čia dar apie angelus aš negaliu pasakyti tiksliai, nes daug kritusių angelų yra uždaryti. Kas jie tokie? Gal būtent ta hebra, kuri sugulė su žmonių, reiškia, moterimis ir, sako, kurie nusikė ne pagal tą kūną ir jie yra uždaryti. Jie yra uždaryti giliausiuose pragaro bedugnėse. Va, taip yra surakinti jie. Jie yra surakinti dabar šiuo metu. Bet apie tos kunigaičius, galima įtarti, kad ten kiti angelai. Kiti angelai, galbūt tie, kurie buvo nušluoti kartu su, reiškia, su gyvatė, kuris buvo nutrenktas į žemę. Jis skundė šventuosius prieš Dievą. Skundė ir sakė, tą jis blogo padarė, tą blogo padarė. Bet kai Jėzus pakyla į dangų, kai vaikas buvo pakeltas į dangų prie sosto, buvo vykdytas amžinas atpirkimas, užvirė dangui kova ir kovos angelas Mykolas susirungė su demonais ir išvarė jos lauk, išmetė iš dangaus. Tai va, kai aš kalbu apie šitą temą, aš vis žiūriu, kad viskas gerai veiktų. Žinokit, tik tai pradedu, Dieve, daug apsaugos. Va, ir jisai buvo nutrenktas į tą žemę. Tai gal ta antra partija yra, kad jie turi miestuose savo įtaką. Ir taip gali pamatyti, kad kažkas tai būdingo, kažkokia nuodėmė ar kažkokie įpročiai yra vienam mieste, ką mes vadinam kultūriniai dalykai. Tai susijęta su siela, su tautybė ir panašiai. Tai va. Ir dabar kiti sako, tu negali kalbėti demonams, tu negali sakyti šitiems kunigaičiams, aš tave surišu, pasitrauk. Patrauk nagus nuo prabudimo, patrauk nagus nuo atgimimo, patrauk nagus nuo bažnyčios, patrauk nagus nuo mūsų finansų, apskritai, pasitrauk. Sako, mes negalime taip kalbėti, mes neturim tokios valdžios. Ir tada aš noriu paklausti, tai palauk, jis duoda valdžią mindžioti gyvates, skorpionus ir visą priešo jėgą. Tai ar visa yra įtraukta ir tie galiūnai, ar čia jau išimtis turi būti? Ir va tie pamokymai tokie perspėjantis, žinai, aš nežinau, iš kur jie kyla. Aš ne vieną girdėjau ir mano aplinkoje girdėjau. Aš vadinu to žmonės velnio advokatais, jie nori labai ginti velnę, kad jo neskriaustų bažnyčia. Tarsi pats demonas sako, nedarykite taip ir nedarykite. Jau nekartą sakiau, kad buvo čia toks sapnų aiškintojas, vizijų sapnų aiškintojas, nepamenu dabar jo pavardės, bet neesmė. Išleido visą knygą apie tai, kaip mes negalime surišinėti ir tų demonų ir panašiai, ta prasme, aukščiausio rango tų kunigaikščių ir kad tai negalima ir paima vieną eilutę, kad ten iš Judo laiško, kad žiūrėkit, kad net ir Mozė šitą, arba net ir angelai sako, kad, kaip ten parašyta, palaukit, turėdami didesnę valdžią, nepasakė kažkokio verdikto jam ten. Velnių nepasakė verdikto. Tai mes surasime, kaip čia parašyta. Jie mėgsta šitą eilutę, nes kitokių daugiau čia nėra. Taip. Vienu žodžiu. Gaila, kad aš jo nesuradau šitos eilutės, nes čia labai tiktų. Okay.
Bet kokiu atveju, tai yra tam tikra viena eilutė, ant kurios jis stato savo šitą perspėjimą. Dabar aš nesuprantu, kodėl tu mane perspėjai, kodėl tu mane, reiškia, atkalbinėjai. Nu, jeigu tu taip supranti, tai tu to nedaryk, ko tu eini į mano tarnavimą, į mano funkcijas kažkokias ir atkalbinėjai, kad aš būčiau gailestingas su velniu arba kad aš jo nestatyčiau į vietą. Nu, supranti, buvo čia tokių atsitikimų, kad, nu, pavyzdžiui, aš maldos metu kažkada meldžiuosi ir sudrožiu, vat būtent tą šešiaspalvinę dvasią, tą ideologijos dvasią sudrožiu Jėzaus vardu ir staiga vienas krikščionis, kuris visiškai ramus, niekad nieko nekomentuoja, iš karto po maldos, sako, taip nedarykit, pastoriau, taip, nu kaip čia dabar įvelnė, kaip čia nedarykit. Pirmą, kad mane pradeda taisyti tas žmogus, kuris niekad jokių minčių nereiškia, staiga jisai tai daro. Tada įsijungiu, reiškia, kažkokius kitus išlaisvintojus, žymius išlaisvintojus. Žiūriu, ten ta pati mintis eskaluojama, kad to negalima daryti. Kodėl negalima? Kur uždrausta, kad to negalima daryti? Tai tas žmogus, kuris, kaip minėjau, jis jau iškeliavęs yra, kuris parašė visą knygą apie tai. Jisai pasakojo, kad kai kurios bažnyčios pradėjo dvasinę kovą, supranti, inirtingai eiti į priešo stovyklą. Inirtingai Dievo duota misija, nes mums visa duota ta misija, eiti, reiškia judėti, eiti į pasaulį, eiti į priešo teritoriją, užimti naujas teritorijas, praplėsti savo palapinės vietą. Mes pašaukti negintis, bet eiti į priekį. Ir jeigu tu supranti tą misiją ir tau širdis dega, aš noriu atkovoti sielas, tu pradedi maldą, pradedi atkovoti, maldoj meldiesi. Taip pat savo maldoj tu išleidi paliepimą, griežtą paliepimą, piktajam, palikti tą teritoriją, išeiti iš to miesto ir panašiai. Ir tai čia mano reikalas, aš tai darau, supranti, aš sudraudinį, aš tokiu būdu mindžiuoju, skaitykime, aš mindžiuoju dabar priešo jėgą, aš sakau, kad priešo jėga būtų po kojomis, bažnyčios kojomis, mano kojos irgi bažnyčios kojos ir mano kojos yra Jėzaus kojos, po bažnyčios kojomis, sutryps šėtoną, ramybės Dievas sutryps šėtoną, po jūsų kojomis, greitų laikų, sutryps šėtoną, sumindžiaus, kaip pasakyti, tai yra pajungimo veiksmas. Wow, po to čia buvau čia susitikime su lyderiais ir tas jau vienas lyderis, kuris, matyt, to prisiklausė tų dalykų. Ir tas jau ten dėsto, tik nereikia sakyti konkrečiai velniui, sakyti, Jėzau, tu ten, Jėzau, ateik ir apgink mus nuo velnio. Jėzau, ateik ir apgink. Nėra niekur parašyta, kad mes tokiu būdu mindžytume gyvates ir skorpionus, kad tokiu būdu mes sutramdytume demonus. Niekur nėra tai parašyta. Sako, aš jums duodu valdžią išvarinėti demonus. Arba valdžią demonams. Kad juos išvarinėtume. Valdžia lygoms. Reiškia, mums paklūsta demonai, lygos ir visokie priešo jėga, galybė. Bet kokie velnio agentai mums paklūsta. Tai yra duota valdžia visiems krikščionims. Tai yra tikinčio valdžia. Ir taškas. Tai va. Šiandien aš noriu girdėti, jeigu jūs tiek susirūpinę, kad čia kažkaip tai pakenks ir panašiai. Aš žinau, kad tai kenkia. Aš žinau, kad ateina kontratakos. Aš žinau, kad ateina kerštas. Tai yra Jezabelio dvasia, tai yra kerštas. Jeigu tu ten pritaikai, kas tai Jezabelės dvasia, tai yra kerštas. Kai tu pakenki piktojo karalystėje, stipriai pakenki, iš ten gali ateiti kerštas, arba aš vadinu atotranką. Tai gali būti. Bet mes turime šiandien būti paskaičiavę, kiek kainuoja šitas prabudimas, kiek kainuoja šitas atgimimas ir Dievo darbas. Paskaičiuoti ir tada statyti bokštą. O mes visi suprantame tai. Ir aš kiek kartų sakiau, man kartais labai gera gyventi tokiam pusiau užsidegusiam. Tada mažiau atakų yra. Bet kai tik užsidega kažkas, tai veiksmas prasideda iš karto. Persekiojimai, šmeižtai, kažkokie įvykiai, gedimai, kažkas tai pradeda vykti. Ir tai turi,
su tuo susitaikyti, kad tai yra kova. Ir velnias, jis neteis tiesiai tave velnias, aš atėjau velnias. Ne, jis ateina per žmonės. Jis ateina per netgimusius žmonės, per bažnyčios religingų žmonės. Ateina ir bando tave stabdyti. Bando tave stabdyti. Ja. Per sielinius dalykus. Kaip Jėzus sako, aš turiu eiti į Jeruzalę ir turiu mirti. Aš būsiu nužudytas. Aš būsiu nužudytas. Jis žinojo, kad tai neišvengiama. Kad tai neišvengiama, kad tai Dievo valia. Ir Petras prisipildė daug meilės į savo mokytojų ir sako, viešpatie, te nebūna su tavim taip, te nesitinka tau taip. Jėzus atsigręžė į jį ir sako, pasitrauk nuo mane šėtonė, nes tu mąstai ne Dievo mintimis, bet žmonių mintimis. Matot, žmogiškos mintis, jos visuomet savanaudiškos, kad tik tai man nereiktų kentėti, kad aš kažkur čia nekentėčiau, kad čia mano reputacija kažkaip tai nebūtų paliesta, mano reputacija ir panašiai. Mano, aš. Ir čia yra velnias. Štai sako, pasitrauk nuo mane šėtonė. O šėtonas, žodis satanas, tai tas, kuris stovi kely. Stovi kely, jis sako, nepraleisiu. Supranti? Va čia yra vertimas žodžio šėtonas. Stovi kely. Arba mes verčiame, arba verti priešininkas. Jisai sako, nepraleisiu tavęs. Bet kokį tikslą tu eini, ar bažnyčios didelis globalus tikslas, ar mažesnis tikslas. Jis stovi kely, nepraleisiu. To Jėzus taip ir pasakė, konkrečiai ten reikia versti taip. Eik šėtonė į mano užnugarį. Ta prasme, pasitrauk nuo mano kelio, stok į mano užnugarį. Pasitrauk iš mano kelio. Tai va, ir tas šėtonas yra arba mini epizodė, arba maxi epizodė. Jis yra toks pats. Ir mes kovojame Dievo duota valdžia. Tai va, čia yra karalystė, brangiai. Aš nieko naujo neprigalvoju, čia viskas yra parašyta, aprašyta ir mes dar kartą atnaujiname savo mintis ir mes norime tai matyti. Ir tada, kai tu esi šitoj tiesoj, tu supranti, kad velnias gali naudoti kitus ir kažkaip tave čia atkalbinėti, to nedaryk, to nekalbėk, taip kalbėk, šitaip nekalbėk, ane? Ir panašiai. Tai va. Jo. Tai aš matau, kad mums reiks padaryti dar vieną pamoką, nes čia visas gabalas, jisai nesutilps. Tai gal tada pasikartokime, čia kiek beliko, 3 minutės ir čia ir pabaikime. Aha. Ką aš jums parodysiu dabar. Nu tai va tą eilutę. Va. Pasigilinam, dar kokį nors liudimą gal papasakosiu, galvoju, kad čia gal iškels, pakils dvasioje. O karalystė, valdžia ir visų karalysčių po dangumi didybė. Čia kažkas tai yra padėta. Karalysčių didybė, ne kažkas tai, bet didybė, jų va, visa ta šlovė bus atiduota aukščiausių šventųjų tautai. Aukščiausių šventųjų tautai, kuri šiandien auga, plečiasi ir ima valdžią. Šiandien aš pastebėjau vieną dalyką, kad prie mūsų tų baimių kažkokių, sakykime, prieš kokius 2-3 metus, įvairiausių baimių apie tai, kad globalistai ten valdo, šitie šešiaspalvinė ideologija ima viršų, dar kažkokie ten pedofilai ima ten viršų savo ideologijom ten, ir dar kažkas tai, ir mes buvom pakankamai išsigandę ir panašiai. Ir man labai buvo gaila, kad ir bažnyčiose buvo toksai pralaimėtojų toksai, žinai, tokia dvasia ir panašiai. Ir aš sakau, tai ką mes tam skirti, kad čia dabar ateitų kažkoks bičas, ten švabas kažkoks, tai čia valdytų viską. Nesąmonė. Viskas yra atvirkščiai. Šventųjų tauta ima viršų. Ir tai, ką mes kalbame, kad mes nenugalimi, kad mūsų nieks nesustabdys. Ir kad mes turime savo žodį, savo žinią pasauliui. Ir mūsų žinia yra gera ir priimtina. Ir šita žinia yra įkvėpta šventosios dvasios. Ir žinokit, karalystė nėra taip, kad tu ten pasakai ir visi čia praregėjo ir iš karto. Bet tai kaip sėkla sėjasi, kaip sėkla. Daug darbo yra.
žinai, tokia evangelinė propaganda turi būti, propaganda, evangelinė propaganda. Mes propaguojame geras žinias, mes propaguojame, kad gėris laimės, propaguojame, kad Jėzus yra karalius, jisai mylintis, jis be galo myli žmonės, be galo myli žmonės. Šiandien aš klausiau vieną liūdimą lietuviškai išverstą, YouTube'as tiesiog išmetė man apie tai, kaip viena mokslininkė, jinai buvo ateistė, netikėjo dievų nieko ir jinai pateko į avariją, ją partrenkė mašina ir jinai paliko kūną ir jinai pateko į aplinką, kurį taip filosofiškai jinai pradeda ir aiškinti. Sako, ten tiek meilės, tiek priimtinumo. Ta būtybė, kur ten yra, buvo tokia miela man. Taip švelniai koregavo arba kalbėjo apie mano gyvenimą. Sako, ten tiek meilės. Ir visa kita, sako, aš buvau nustebusi, kad iš tiesų yra gyvenimas, palikus šitą kūną. Ir jokio pasmerkimo tokio nebuvo. Ir jinai sugrįžo. Ir aišku, jos gyvenimas pasikeitė. Ir jinai suprato, kad jinai turi misiją, kad šitas laikotarpis šioje žemėje yra trumpas. Ir šitam trumpam laikotarpiu yra misija. Padėti kitiems, būti gailestingu, tarnauti kitiems. Jinai iš to supratimo pradėjo taip elgtis. Dabar, kai kažkas tai patenka, pamato vizijas iš religiosnikų, ką jie mato? Pragarė daug krikščionių, oi, kaip ten viskas baisu. Ką jie ten mato, kur jie ten patekė? Šitie neturi jokių žinių apie Dievą, ateistai. Gal Biblijos neskaitė, patenka ten ir pamato, kad ten yra atmosfera, kad Dievas be galo gailestingas, kad ta būtybė tokia meilė besąlygiškai yra. Brangiai, ir tos žinios, jos pramuša daug stipriau, negu turėks išauksi apie pragarą. Ateik pas Jėzus, patirk jo meilę, patirk tą švarę sąžinę, kuri yra tikrai pasiekiama per tikėjimą, ką jis padarė pagal Dievo Tėvo valią dėl mūsų visų. Ateik ir palik savo sąžinę, atras draugystę Dieve, džiaukis tą malonę, kuri padengia tavo gyvenimą, ta sėkmė, išmintis, palaima pagaliau. Tai va, šiandien beje yra kovo 8, todėl pabaigai aš noriu pasveikinti visus su šventėmis, visas moteris su šventėmis, visą moterišką giminę su šventėmis. Ir šiandien jauskitės, kad tai jūsų diena, kad jūs esate ypatingos ir vyrai turi parodyti šiandien dėmesį jums. Vis tiek gera pasijausti, pavyzdžiui, gimimo dieną, gera pasijausti, kad visi galvoja apie tave, tau dovanas dovanoja. Tu toks svarbus esi tą dieną, toks vertingas. Ir tai yra mūsų gyvenimas su Dievu. Visuomet jauskimės, kaip per tą gimimo dieną, kaip moteris per kovo 8. Visuomet jauskimės priimtini Dievo vaikeliai. Čia yra karalystės taip pat dalis, apie tai irgi taip pat mokysime. Nes karalystė ne valgis ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Tai yra emocija tam tikra toj karalystė, ne tik tai darbas arint, bet emocija gera. Tai va, brangiai, tai čia žiūriu, reikia ir pabaigti, kem 8 minutės, čia ir pabaigsiu. Ir dedu tašką ir sakau, paties geriausio, iki kitų kartų, sudėjom.